Nuo ko prasideda tas subrendimas? Pirmiausia, tu turi suprasti, o ko tu ieškai tuose santykiuose. Ko tu ieškai. Nes žmonės sako, kai aš ieškau meilės. Tada klausimas, o kas tai yra meilė? Kas konkrečiai tau yra meilė? Ir kokia būtent meilė tave padaro laimingą, kokia meilė padaro tą žmogų laimingą ir kokia meilė gali padaryti mūsų abudu laimingais. Dėl to, kad meilė yra labai abstraktus žodis, filosofinis galima taip sakyti, kiekvienas jį įdeda savo reikšmę. Dėl to man didysis postūmis buvo tada, kad aš supratau, uždaviau savo klausimą pradžioj, o ko mes ieškom santykiuose, vat kas yra geri santykiai, koks kriterijus, pagal kurį mes galime pamatuoti, kad jau pagaliau santykiai yra geri. Nes jeigu santykiai geri, tai reiškia, aš gerai jaučiuosi arba mano poreikiai patenkinti, egoistinis požiūris, tai tada vienas dalykas. Jeigu santykiai geri, kada kitas žmogus laimingas su manim, tai tada altruistinis modelis. Tai iš tiesų geri santykiai yra tokie, kuriuose mums abiems gera būti kartu.